kol mano plaukai dar marinuojasi, nes, žodžiu, susipyniau vakar kasytę drakoniuku ir šiandieną jie turėtų taip gražiai susigarbanoti, pasidarom pietus. Esu jau savo naujoj virtuviai. Labai man tai patinka. Parsivežiau kavos aparatą, parsivežiau skrudintuvę, tik neturiu duonos. Bet, žodžiu, šiandieną darysim vištieną su smidrais ir reikia tik tais pasižiūrėti, ką turime iš garnyrų, nes dar ne viskas yra iškrauta namuose. Va, čia dar viskas, kas yra neiškrauta. Turim grikių, bet grikiai man prieš paraginių gal nelabai, bet turim spagečių. Ten mūsų mėgamasis ir ten yra mano 2 meškiukai ir princesės pagalvytė. Pirmą užsikaičiam puodą, dabar tik aš neatsimenu, kurį padėjau. Ir pasidarom kavos. Ta prasme, vakar net nevažiavau iš seno buto be kavos aparato, nes aš tu ant tiek kavos maniakas, jog man reikia kavos. Užsikaičiam puodą. Kas ieškot, pavyzdžiui, sumarinuotos vištienos, tipo, tom dienom, kai tingisi marinuoti, tai šitą vištieną iš Lidliuko, žinokit, žiauriai skani vištiena, čia tiesiog keptuvė išsikepa be nieko. O tiesiog išėmė į keptuvę, į viskas. Kiek aš suvalgysiu? 5 vienai porcijai, jaučiu normaliai, čia tarp to 2 porcijom liks. Šitie, pavyzdžiui, smidrai, jūs pasižiūrėkit, kokio gražumo smidrai. Irgi, iš Lidliuko. Aš nežinau, man paskutiniu metu pradėjo patikti visai Lidlą šopintis. Dar ne viską turiu, tarsi ne visus įrankius dar turiu, bet šiaip vakar irgi nusipirkom senukose šitą įrankių dėžę, tai labai faina, jog išsiskleidžia iš šono. Tai pavyzdžiui, visus tokius kaip nukočėlus, ten visą kitą samčius gaminimui, tokius dalykus galima iš šonų susidėti. Nu, pasiruošiam mūžėsiui. Tai vištą tuo iškeps, parodysiu galutinį rezultatą.